Nu va, jau matau sekundės skaičiuojasi, tai mes jau esam gyvai, jau esame pokalbėje. Tai sveiki visi gyvi, žiūrintis čia tiesiogiai, sveiki gyvi ir tie, kurie žiūrės šitą įrašą ir vėliau jau tampa galbūt net ir tokia tradicija, kad kiekvieną pirmadienį prieš pietus 11:30 vis susitinku su kitu žmogumi pasikalbėti ir pasidalinti, kad jisai pasidalintų savo istoriją, kaip coachingas joje įsipynė, kaip galbūt padarė tam tikrus, padėjo padaryti tam tikrus pokyčius. Ir šiandien viena galbūt iš temų, kurią tikrai turbūt paliesime ir turbūt suksis mūsų visas pokalbis su Evelina, tai yra apie dažną dalyką, kurį girdžiu ir viešumoje, kad jeigu komanda palieka žmonės, tai pirmiausia vadovas ką kaltina save. Tai Evelina tą yra patyrusi, Evelina tą yra praėjusi, su tuo ir susitvarkė. Ir naudoju vieną iš tokių turbūt esminių coachingo įrankių, apie kurį ir pasidalinsim ir plačiau šio pokalbio metu. O gale pokalbio tada ir pasidalinsiu tokia galbūt ir rekomendacija plačiau, kaip ten kas galėtų būti daugiau. Tai tokia trumpa įžanga ir Evelina. Tai jeigu taip trumpai, kuriam etape coachingo kelionėje dabar esi pati? Tai sveiki visi, kurie žiūri ir galbūt žiūrės vėliau. Pati esu tam etape, kad baigiau coachingo mokyklą, dabar galvoju apie egzaminą, dirbu pati su coachingo sesijom. Ir iki šito etapo esu tikrai praėjus ir dar vienus mokymus, tačiau kaip aš jau kažkada ir socialiniuose tinkluose minėjau, kad man šita mokykla davė tikrai daugiau ir pamačiau kitaip tą coachingą ir man pačiai davė daugiau. Tai šitam etape, kur atrodo jau kaip ir pati dalykus savo atradau, kas padeda dabar ir dar kartu ir pagerinau, kaip aš sakau, savo coachingo kokybę, dirbant su klientais. Evelina, aš žinau, kad tam tikrų etapų savo karjeroje buvai vadovė. Taip. Kaip tada, kai tu vadovai komandai, kaip tada atrodė tavo darbo diena? Kaip atrodė mano darbo diena, tai čia gal žiūrint, kuriam etape, nes aš nemažai metų dirbau skolų išieškojime, ne visada aš ten buvau vadovė. Tačiau, kai tapau ten vadovė komandos, tai mano diena atrodydavo bėgime. Ten būdavo susitikimas po susitikimo, susirinkimas po susirinkimo, po to kažkiek tais būdavo darbo, kiek spėdavai, sakykime, ten kažkokio techninio, tačiau vis tiek didesnė dalis būdavo arba susitikimai, arba darbas su komanda, nes nebuvo ten tų žmonių labai mažai. Po to jau, sakykime, kai pakeičiau karjeros kryptį, išėjau iš skolų pasaulio, tai buvau ir žmogiškų išteklių grupės visos vadovė, tai ten jau buvo vėl kitaip. Ten būdavo, stengdavausi nepamiršti savo darbuotojų ir dirbti su jais, nes tiesiog kabineto durys neužsidarydavo, kiek daug žmonių eidavo. Aišku, tie visi susitikimai, susirinkimai, visokie projektai ir visa kita. Tačiau ten buvo gal didžiausias tas toksai coachingo taikymas, jau sakyčiau, su žmonėmis, kai jie ateidavo į kabinetą ir su savo kažkokiom problemom. Ir vietoj to, kad tu, sakykim, duodi patarimą, tai tu pradedi klausinėti, žmogus pats savo pareflektuoja, pagalvoja ir išeina pats savo su atsakymu. Tai ten gal buvo tokia, sakykim, didžiausia patirtis, prisilietimas jau ir taikymas to pačio coachingo. O kai dirbau skolų pasaulyje, tai ten mano diena būdavo labai intensyvi ir tikrai ten tuo metu buvo nemaža kaita darbuotojų, ką jau ir mes ten kažkiek aptarėm. Tai ten tikrai jaučiau didelį kaltės jausmą ir iš to kaltės jausmo, atsimenu, nusipirkau vienus mokymus,
Ir tuose mokymuose ten buvo pasakojama apskritai, kaip valdyti komandą, kaip bendrauti su žmonėm, ten buvo ir tam tikri įrankiai, pavadinta coachingu, bet aš to gal ne visai vadinčiau dabar jau, kai aš praėjus ir coachingo mokyklą ir visą kitą, kad tai buvo coachingas, tačiau tai buvo toks, gal sakyčiau, pradmenys, kai tu gali pradėti komunikuoti su žmonėm. Na, geriau juos išklausyti, vat tas, kad neduok iš karto atsakymą, o klausk, kokius klausimus galbūt uždavinė tam tikrose situacijose. Ten buvo apie tai, kad reikia kurti su komanda ryšį, dar nebuvo populiaru tie one-to-one pokalbiai, pas mus dar toj organizacijų irgi nebuvo. Tai atsimenu, pradėjau taikyti ir tuos one-to-one pokalbius. One-to-one pokalbių metu irgi pradėjau po truputėlį žmonių klausinėti. Iš pradžių tai atrodė keistai, nes aš tikrai kaip vadovė, dabar tai aš suprantu, kad aš turėjau ateiti ir pasakyti komandai, kad žiūrėkit, aš čia jau mokymus, atsinešu ten tokius, sakykime, įrankius ir mes dabar juos bandysim taikyti, bandysim building komandą ir visą kitą, bet aš to nepadariau tuo metu. Tiesiog nesusivokiau, kad tą reikėtų padaryti. Ir atsimenu, gavosi taip, kad aš su savo komanda, ten su tuo metu gal 7-8 žmonėm darau one-to-one pokalbius, ko, tarkim, nedarau dar kiti, aš ten bandau coachinti ir panašiai. Ir jie žiūri mane išpūstom akim ir nesupranta, ko aš iš jų noriu. Kodėl, pavyzdžiui, ten kiti vadovai, kitų skyrių to čia nedaro, o tu čia mus tampai po tuos susitikimus ir mes čia ten, tarkim, nuolat kalbomis. Tai buvo ir tokia situacija ir iš to irgi pasimokiau, kad netgi jeigu tu turi gerą įrankį, pavyzdžiui, coachingo, tai tu vis tiek turi kalbėtis ir informuoti, ką tu čia dabar darysi su jais. Kad čia yra naujas įrankis ir jį mes bandysim taikyti visi kartu, o ne tiesiog prasideda kažkokie tai procesai, pokyčiai ir žmonės nesupranta, kas čia vyksta. Aišku, dabar, kai turi daugiau patirties, jau ten su sekančiam komandom ypač, tai vėlgi buvo visai kitaip, kaip aš sakau, profesionaliau, nors aš, kaip sakau, to vadovavimo įgūdžių mokytis reikia ir tiem, kurie pradeda, ir tie, kurie turi 20 metų plus patirtį. Tai dabar jau daryčiau, aišku, visiškai kitaip, bet tuo metu tai ten buvo tikrai įdomi situacija. Ir manau, iš vienos pusės aš pradėjau labiau girdėti tos žmonės, spręsti problemas. Mes turėdom tikrai gerus savaitinius susitikimus, aš ten būdavau lentelių visokiausių prisibraižius, kokias problemas jie čia iškelia, kaip mes jas sprendžiam, grįžtu ten į tą susirinkimą, kokios problemos jau įspręsta ir visa kita, na, taip kaip ten, sakykime, reikėtų daryti. Tačiau ir davė daug, sakykime, tie mokymai, kur tikrai patarė vesti ir coachingą, bet iš pradžių tai buvo labai didelis chaosas ir atmetimas. Nes ko tu čia nori iš mūsų, tu čia pletkų nori, ko tu čia dabar lendi prie mūsų, nes anksčiau taip nebuvo, tiesiog elementariai. Tai į kiekvienus pokyčius, aš manau, reikia irgi įeiti paaiškinant, nes tada gali turėti labai gerą įrankį, bet žmonės nesupras, ko tu iš jų nori. Tai čia gal taip trumpai papasakosiu apie tai, kaip pas mane tas coachingas po truputėlį atsirado ir kur aš jį pradėjau taikyti. Na, Evelina, važinė, dabar papasakoja, priminė mokykloje, mes dažnai kalbam apie tokį kaip ir partizaninį coachingą, kur, nu, dabar aš mintyse nusiteikiu, kad taikysiu coachingą, bet nieko apie tai nepapasakoju savo aplinkai, komandai, ten kolegoms, ten galiausiai vadovams. Nors iškyla ta pati situacija, kai mes pakeičiam veikimo modelį, kuris buvo įprastas mūsų komandai iki tam tikro momento ir staiga pradedam naudoti daugiau klausimų, nepateikti atsakymų, kyla ten tokio, galbūt turbūt ir nepatogumo komandai ir klausimų, tai kas čia dabar vyksta, kas čia vyksta su Evelina, kad tai dabar pradėjo visai kitaip elgtis. Tai tavo įžvalga turbūt labai yra teisinga, tai kad reikia aplinką ir informuoti ir edukuoti, kad dabar tiesiog, pabandysim kitų būdų tą dalyką daryti. O Evelina, tu minėjai, kad pradėjai taikyti coachingą. Kokius tada savo iššūkius tau labiausiai padėjo išspręsti, būnant vadovė, kai tu pradėjai taikyti coachingą? Man padėjo tas, kad, sakykime, jeigu anksčiau būdavo tu gal labiau taip, čia vėl visi apie tą pačią problemą kalba, mes ją sprendžiam
ir viskas. Arba ten, sakykim, susitinki su žmogum ir jis kažkiek būdavo su vienais, aišku, iš karto ten ryšys susimesga ir visa kita. Galbūt man labiau padėjo coachingas su tai žmonėm, kurie mažiau linkę atsiverti. Pavyzdžiui, jie galbūt jaučiasi nevertinami, bet jie to nepasako garsiai. Tu, pavyzdžiui, nežinai to žmogaus viduj, kas vyksta, ar ne, o jisai nenori galbūt per daug atsiverti, ne tik man, bet ir apskritai kolegoms. Tai va su tais žmonėm, kurie labiau uždaresni buvo, su tais ypač, kurie nekantrus ir labai norėjo gauti iš karto atsakymus, aišku, iš karto jie pykdavo, kas tu čia per vadovė, kad tu čia man nepasakai, o aš atėjau su klausimu, man dar klausimų duoda. Tai ir tokių situacijų buvę. Bet labiausiai tai man padėjo, atsakau, su tais, su kuriais sudėtingiau buvo rasti prieimą, suprast, kaip juos motyvuoti, nes kiekvieną žmogų motyvuoja labai skirtingi dalykai. Vieną gali motyvuoti, sakykim, ten atlyginimas, kitą gali motyvuoti prasmė jo darbe, trečią apskritai kolektyvas tik tais, ketvirtą, sakykim, pats vadovas ir panašiai. Tai labai skirtingi tie motyvavimo būdai. Ir kol tu nepažįsti žmogaus, nesvarbu, jų gali būti 7-8, gali daryti tą patį darbą, ar ten 10-12, nesvarbu, koks skaičius bus tų žmonių, bet jeigu jie daro, sakykim, kad ir tą patį darbą, jų motyvacija gali skirtis visiškai kardinaliai. Ir tada tu negali šabloniškai, sakykim, taikyti visko visiems. Tai vat, coachingas man labiausiai padėjo suprast, išgirst tą žmogų. Ne tai, kad, tai mes čia dabar padarysim, nežinau, papildomą naudą ten kokią abonementai sporto klubą, nors ten gal sportuoja vienas ar iš vis nei vienas nesportuoja, tai kas jiems iš to. Tai va čia ir tas yra, kad padėjo labiau girdėti tuos žmonės, ne tai, kad išklausyt, bet išgirst iš tikrųjų, pažint tą žmogų ir va tada prieit prie jo visiškai kitaip. Ir tada gerėja ir rezultatas, ir žmogus produktyvesnis darosi, nes jis jaučiasi vertinamas, išgirstas, jisai labiau gal linkęs tada būna atsivert, net jeigu nelinkęs atsivert kolektyvui, bet jis tada linkęs bent jau atsivert, nežinau, vadovui, sakykime, ar ten HR jau po to, kuo ten tas žmogus dirba, kuris ten bando tą coachingą taikyti. Tai jis jaučiasi visiškai kitaip organizacijai. Nes jeigu žmogus, sakykime, vienas pats savo ir nieks neinvestuoja laiko jį pažint, tai tada gaunasi, kad jis arba ilgai neužsibus, arba pradės jaustis nevertinamas, po to prasideda ten tie visi toksiškumai ir panašiai, ar ten išėjimai ir taip toliau. Tai va šitie visi dalykai, jie visai kitaip tada pasimato. Tu kitaip pradedi matyti patį žmogų. Jeigu tu galvoji, kad ten tas žmogus, jam nereikia visiškai pripažinimų ir dėmesio, tai aš esu pati iš savo patirties mačius, kaip pradedi tikrai klausyti žmogaus ir po truputėlį atliepinėti, jam galbūt nereikia atsisėdus per susirinkimą, sakykim, jo išgirti prie visų, nes yra žmonių, kuriems tai nepatinka, netinka, jaučia stiprią gėdą. Bet tu gali pasikvietęs į one-to-one pokalbį, jį pagirti ir jis tą priims. Nes jeigu tu galvoji, kad tam, pavyzdžiui, žmogui nereikia visiškai to grįžtamo teigiamo ryšio, nes jis varo, ar ne, tai tada gausis, kad jis kažkurio momentu pradės jaustis prastesnis už kitus, kad jisai yra nevertinamas, nes va šituos tai susirinkimo metu kažkaip giria ir panašiai, manęs ne, nors jam atrodo kaip ir gal to visai nereikėtų. Tai va tie daug labai tokių dalykų iš visų pusių, kai tu pradedi, sakau, pažinti žmogų, uždavinėti jam klausimus ir iš tikrųjų klausyti, ką jis atsako ir ko jisai iš tikrųjų nori, kas jam yra svarbu. Ne tai, kas man atrodo, kad jam turėtų būti svarbu, ar kas man atrodo, kad visiems čia svarbu. Ne visiems, nes mes visi labai labai skirtingi. Tai man coachingas padėjo pažinti tuos žmonės ir tada faktas, kad komandoj būna daug stipresnis tas ryšys. Ir tikrai turėjau jau po to komandą, ne vieną, su kuria tikrai buvo sukurtas toks ryšys, kur nebuvo kažkokių ten per didelių, nežinau, pykčių, nesutarimų, tie ryšiai išliko, net man išėjus iš organizacijų ir visa kita, vien tik dėl to, kad aš jau žinojau, kas juos motyvuoja, aš žinojau, ko jie nori, vienas galbūt nori karjeros, kitas galbūt nenori karjeros, jis nori galbūt tiesiog stabilaus atlyginimo didesnio, nes jis turi kažkur prasmę netgi kitur kažkur. Jis ten, nežinau, kaituoja, sportuoja, dar kažką, jam tas darbas yra stabilumas kažkoks.
Ir jam, jeigu aš pradėsiu motyvuoti per karjerą, kad va, aš tau duosiu papildomas atsakomybės, ten nežinau, jisai sakys, nu, sorry, ne. Tai čia va, iš tos pusės, kad labai skirtingi žmonės ir aš po to, ką pamačiau, tai su savo komandom jau sekančiom, man labai pavyko sukurti va, tą ryšį, kur nebuvo to tokio, kad čia mano, čia tavo, ten būdavo toks bendrystė, jeigu tu kažko nespėjai, tai mes padarysim kartu. Kaip tą padarysim? Ir atsisėdam kartu ir ieškom sprendimų. Nes jeigu anksčiau, sakykime, kol aš neturėjau iš tų įgūdžių, būdavo tikrai ir nuleisdavo tos sprendimus, nu, nes man kažkas nuleido, ten greitai viskas vyksta, ten ta bėgime nuolatos vadovai, tam tokiam ir stresui, ir įtampo, ir bėgi. Tai aš po to nuleidžiu tuos visus sprendimus. Tai čia išmokau jau po to nenuleidinėti tų sprendimų, o atsisėsti ir kalbėti su komanda, nes jie galbūt iš savo pusės, darydami tam tikrus ar techninius darbus, ar dar kažkokius kitus, mato net geriau nei aš. Tai vat čia tiesiog tas coachingas padeda ir išgirsti tą žmogų. Tada gerėja komunikacija, gerėja produktyvumas, komandiškumas, ką aš tikrai pastebėjau, ir faktas, kad auga komandos branda. Tai, nu, vat, iš visų pusių, tai, man atrodo, suteikia labai didelę naudą. Evelina, mes ir pradžioje užsiminėm ir tu pat irgi įvardinai apie tą, tą kalties jausmą, jeigu kažkas komanda palieka. Kaip keitėsi santykis su tuo kalties jausmu eigoje, augant tau pačiai kaip ir coachingo specialistė ir kaip vis daugiau naudojant coachingo, kaip čia keitėsi dalykai? Tuo metu, kai aš nusipirkau tos vadovavimo mokymus, ten, kur sakiau, buvo coachingo pradmenys, tai buvo kažkokių duobėjų visiškai, nes galvojau, kad aš čia kažkokia ragana, kad su manim neįmanoma išdirbti, dėl to ten žmonės išeina. Nors tai buvo tokia pozicija, kur jeigu, kaip aš sakau, žmogus veržlus, ambicingas, tai yra startinė pozicija ir tiesiog ilgai toj pozicijoje dažniausiai neužsibūna, nei to įmonė, kur aš dirbu, nei kitos įmonėse, bet aš save tikrai stipriai kaltinau, kad aš jau kažkokia bloga vadovė, ieškojau įvairiausių būdų, tada bandžiau atliepti visus poreikius, tada aš nebuvau tikrai gera vadovė, nes bandydavau žmonės, kad tik tai kažką padaryti, kad jie neišeitų, kad tik tais kažką tokio įtikt, kad čia kažkaip jiems būtų gerai. Bet ne jie tą vertino, aš taip pasakysiu, nes tada neturėjo vadovo su stuburu, normaliai taip jau sakyčiau. Ir aš pati ir iš savo vadovo atsimenu girdėjau, tai kur tu? Sako, žmonės, tai o kur tu? Ir tada aš atsimenu, kai praėjau tos mokymus ir pradėjau integruoti ir tą coachingą, tai pradėjo keistis dalykai tai, kad aš supratau, kad tai yra tokia pozicija, kad to kalties jausmo man kaip vadovai pradėjo mažėti. Kai jo pradėjo mažėti, pradėjo augti autoritetas. Pradėjo, kaip aš sakau, atsirasti tas toksai tikrai stipresnis stuburas, kuris iš pradžių buvo, po to jisai sulinko ir po to, kai atsirado coachingas, jisai vėl susistatė į vietas, nes nustojau ant tiek save kaltinti. Negaliu sakyti, kad nebūdavo kažkokių momentų, kai tas žmogus išeina ir man atrodo gaila, gal aš galėjau kažką daugiau padaryti ir panašiai, visada tas būna, ką ir visai klausdavau. O ką galėtum palikti kokį atsiliepimą, kaip man kaip vadoviai, kai tu išeini ir panašiai. Bet to kaltės jausmas sumažėjo, nes supratau, kad yra tam tikros irgi pozicijos, kur žmogus startuoja ir man tas būdavo, aš pati, kai pradėjau coachinti, aš juos ugdžiau. Ir aš juos motyvavau norėti daugiau. Ir čia toks irgi buvo gavosi, kad aš pati juos motyvuoju norėti daugiau, siek daugiau, auginu ir tada, kai jie užauga ir išeina, tai iš pradžių buvo toks, išėjo, ar ne? O po to supratau, kad tai gerai. Aš džiaugiuosi, kad jie išeina, nes galbūt grįž kažkada, nežinau, kad ir tą teisinį skyrių ar dar kažkur kitur, jau daug stipresni specialistai, nes jie kažkur dar kitur susirinks patirtį, čia jau reiškia, jie nebeturi ką imti. Nes irgi vėlgi, jeigu žmogus sėdi toj pačioj pozicijoje ir tas darbas yra, sakykime, techninis, monotoniškas ir jis, taip žiūrint, ne per daugiausiai kažko naujo išmoksta, tai jisai nėra, kad labai auga. Tai reikia džiaugtis už tai, kad tas žmogus, reiškia, nori daugiau ir jisai išeina.
Ir jisai, sakau, galbūt į tą įmonę po to grįš ar kažkur kitur sakys, va, žiūrėk, aš čia su tavim atsimeni dirbau, tai gal tu man ten, sakykim, kaip HR dabar rekomenduosi kažkur arba priimsi ar kažkas tokio, nes tikrai to santykio su tais žmonėm nemažai likę. Tai pradėjau keisti požiūrį savo. Man padėjo pačiai pradėti keisti požiūrį, kad gal čia ne visai visur ir aš kalta. Nesakau, kad ten aš niekur nebuvau kalta, nes tikrai pradžiai visi mes mokomės vadovauti ir visą savo karjerą, kiek tu būni vadovas, mokaisi to. Nes dalykai keičiasi, inovacijos keičiasi, kartos keičiasi, požiūrį ir visa kita. Tai man padėjo nustoti save tiek plakt. tą tokį ir vidinį kritiką labiau išjungt, nes tikrai mėgdavau save irgi pakritikuoti ir dar savo tą, sakykime, jautrumą paslėpti po tuo, kad man viskas gerai. Tai, toks būdavo visko. Čia man padėjo būtent nustoti save plakti. Tarsi girdisi, kad tuo pačiu ir toks mindseto shiftas įvyko nuo savęs kaltinimo į tą tokį kaip ir paleidimą atsakomybės ir tos kontrolės tokios. Mhm. Daug kontrolės visur iš tikrųjų padėjo paleisti. O Evelina, čia tokia kaip ir buvo tavo vadovavimo patirtis. Kaip dabar šiuo momentu, šiuo laikotarpiu, kaip coachingas įsipina į tavo veiklą, gyvenimą? Aš pati būnu irgi coachingo sesijas, nes kai nusprendžiau išeiti, pavyzdžiui, iš skolų pasaulio, nes ten jaučiau, kad man viskas tarnavo, man įdomiau žmonės, tai pati ėjau į coachingo sesijas, nes aš kaip ir jau vidum jaučiau, kad aš noriu eiti į HR pusę, bet dar toks buvo labai gal savim nepasitikėjimas, ar tikrai, ar man ten tikrai pavyks, dabar čia visiškai kitas sritis ir būdavo ir per tos darbo pokalbius klausimų, tai jų čia buvo ta, kur ten skolas išmušinėjo, kur ten žmonės reketuoja ir visokių tokių niuansų, nors aš pati savo buvau suteikus prasme, kad mes padedam žmonėm, nepasiekiant teismo, susitvarkyti savo įsipareigojimus. Tai man toks buvo, bet ten tikrai buvo visko, tai man tos coachingo sesijos padėjo, tais gal sakyčiau ir sunkiausiais momentais, kai nežinau, kokį sprendimą priimti, tai išjudėti, per daug nestagnuoti, aš dabar būna, kai jaučiu, kad jau kažkur pradedu sustovėti, tai tada einu į coachingo sesiją, kad vėl išjudėti kažkuriuose vietose. Tikrai esu tas žmogus, kur labai daug dalykų ir bijo. Ir vien tik tas, kad išeiti niekur, tu turi vis tiek galvoti apie savo finansus, turi galvoti apie tai, ką tu po to veiksi, kaip tu su to gyvensi, ką tu darysi. Tai man coachingo sesijos padėjo išeiti niekur. Aš tada išėjau tiesiog, sakučiau, atitarnavo, viskas, uždarau šitas duris, kad ir kiek ten patirties visko, ką ten galiu pasiimsiu, einu į kitą sritį. Tai čia man padėjo ir dabar net kasdieniniam gyvenime. Irgi tas padeda, kad kai kažko labai bijau, kažką atidėlioju, irgi nueiti coachingo sesijas, kai toks gaunasi savęs palaikymo metodas. Kad O dabar, kaip suprantu, Evelina, tu padedi jau kitiems su savo klausimais. Gali pasidalinti, kaip čia coachingas įsipina, padedant kitiems organizacijoms, kad dirbi su organizacijomis, dirbi su žmonėmis, kaip čia tai padeda tau? Kas liečia organizacijas, tai aš matau dabar jau, kai turiu klientę, pavyzdžiui, turiu įmonės klientus, ne vienas yra įmonės vadovas arba ten, sakykime, direktorius, tai matau jau ant ne vieno žmogaus, kai mes pradėjom daryti coachingo sesijas, kad pradėjo gerėti santykis su kolegom, vienas dalykas, su savo komanda, pradėjo pats, kuo daugiau auga pats vadovas, aš pastebėjau, tuo labiau aišku jis gali auginti ir savo komandą. Atsiranda galbūt daugiau kantrybės, galbūt daugiau tos empatijos, supratimo, kad yra žmonės skirtingi, kad, kaip ir minėjau, prie vieno reikia prieiti vienaip, prie kito kitaip. Matau, kuo labiau keičiasi pats vadovas, tuo geriau pradeda susidirbti jo komanda. Aš nesakau, kad nebūna tokių atvejų, kad pradėjus keistis vadovui ir pradėjus, sakykime, taikyti
geresnius kažkokius tai metodus, dirbant su žmonėm, arba jam tampant tokiu labiau kažkiek bent jau švelnesniu savo žmonėm ir panašiai. Tai kad nebūna kažkokios tai kaitos, nes būna tikrai tada ir atkrenta tam tikri žmonės, kurie nenori augti, čia labai gerai irgi pasimato, kad būna komandų žmonių, kurie yra, jiems patogu. Jiems patogu, aš gaunu atlyginimą ir ko tu čia iš manęs nori, aš ten visada ten kumščių trankiau tą stalą su savo tai žmonėm ir taip ir darysiu. O kai pats vadovas keičia savo elgesį, savo požiūrį, jis nori to ir iš komandos ir tada automatiškai turi augti visą vadovų komandą ir tada tie, kurie, sakykime, nenori augti, tai vat būna pasikeičia. Ir pasikeičia, aš kaip sakau, į gerą, todėl kad ateina tie, kurie nori augti, yra veržlus, atsineš naujų idėjų. Tai padeda net ir tai, kad neprisirišt per daug prie tų žmonių, nes aš matau labai daug irgi baimės, kad tai vat jeigu tas žmogus, kuris čia pas mus dirba 5, 8, 10 metų, dabar išeis, jis čia viską žino, čia viskas grius, jisgi čia nepakeičiamas, pas mus čia šakės. Bet pasirodo, kad kai tas nepakeičiamas žmogus išeina, tai va tada atsiranda toks žmogus, kuris, aišku, reikia kažkiek laiko, ten nesakau, kad įsivažiuotų ir panašiai, bet padaro dar geresnį rezultatą. Nes labai dažnu atveju, ką aš matau, tai tie nepakeičiami, jie labai patogiai susikuria tokį burbulą, tokį įvaizdį, kur po to atrodo, kad atei iš to žmogaus neliks, tai čia viskas. Nors iš tikrųjų jisai sėdi savo tam burbule, nenori nieko keisti, nenori nieko daryti daugiau dažniausiai, jisai nori, kad būtų viskas kaip dabar, tokio lygio linijoje. Ir aš va čia velku ant savęs, aš čia geriausiai žinau, aš čia ir visą kitą, ir kai tokių tada nelieka, vadovas jam padeda priimti va tą sprendimą, kad, okei, mes jį paleidžiam, nes kiti tam būna įsikabinę, aš tau kelsiu algą iki dangaus, kad tik tu iš mūsų neišeitum tada. Tai kai išmoksta paleist, į komandą ateina visiškai kitokie žmonės, tada gerėja visos įmonės rezultatas, produktyvumas, tada pagal tuos naujus vadovus ateina dar kitokių žmonių į tą įmonę. Tada keičiasi kažkiek net ir kultūra, kaip aš sakau, gerąją pusę. Nes irgi būna, kurie užsisėdė, pripratę, kaip yra ir nenori irgi, kad niekas keistusi. Nepatogu. Tai keičiasi tada po truputėlį, nieks nesako, paim dabar nežinau, viską vienu kartu, ne, po trupučiuką. Tai po trupučiuką keičiasi vadovas ir tada po trupučiuką gerėja visi reikalai ir į apačią, viso organizacijų. Tai coachingas gaunasi toksai kaip ir katalizatorius, tam tikrą prasme pokyčio, kuris nuo viršutinės grandies padaro pokytį, tada pasidaro vidurinė grandis, tada ta kita grandis ir galiausiai per visą organizaciją perėmė visas pokytis. Na taip, man asmeniškai tai coaching, aš vis laik sakau, tai yra augimo saviugdos įrankis. Čia nėra vien tik apie tai, kad va dabar tikrai girdžiu ir matau ir tose socialiniuose tinkluose, tai aš tą prakaučinsiu. Ir ten atsisėda ir ten yra mentorystė, pavyzdžiui. O čia ne, coachingas tikras tai yra klausimai, kur žmogus pats juos generuoja atsakymus, pats masto, pats galvoja, kaip čia ką daryti ir panašiai. Tai tu nieko neprimeti. Žmogus pats per save praleidžia, pats savai pasikapsto, kad ir kartais būna labai nepatogu ir kartais išeina, esu turėjęs, kai išėjo iš sesijų vienas direktorius labai piktas ir sakė, čia man dabar čia, tai ką man dabar čia va taip ir daryt, nes jis įsigrynino, tai tokie, sakykime, vis tiek tie visi konfidencialumai, nepasakosiu visos istorijos, bet tiesiog jis įsigrynino tokią nepatogią tiesą, kad jam reikia atsisveikinti su 2 žmonėm iš savo 5 ir sako, tai ką man dabar čia taip ir daryt? Tai man va dabar va čia taip ir daryt. Ir jis išėjo tikrai piktas ir jisai praėjo gal porą savaičių, net perkelė po tos coachingo sesiją, nes sakė, šitą ar nenoriu kalbėti. Tai praėjo porą savaičių, viskas nusigulėjo, jisai labai stebėjo tai, ką suprato ir jis padarė tos veiksmus ne iš karto, bet padarė veiksmus, kas jam praėjus pusiai metų po tų veiksmų padarimo davė daug geresnį rezultatą. Vat ką minėjau, atėjo kitokie žmonės, komanda susiklijavo pagaliau, tapo kaip paskui vienoje valtyje atsisėdo visi, o ne vienas į vieną pusę irkluoja, kitas į kitą, nes man čia naudingiau tas. Būna, aišku, visko, yra vadovų, kurie ir skatina tą konkurenciją, kad jie ten draskytųsi tarpusavį ir taip gautų didesnę ten, sakykime, naudą ir visą kitą. Bet ką aš matau, tai jeigu
atsisėda į vieną valtį ir nebelieka tų draskimusi, tai įmonė eina daug sveikesniu augimo keliu. Ta branda įmonės didėja, nes jeigu vadovai tarpusavį ten draskosi, viena arba atsisėdę kalba tik tai apie tai, kad pas mus viskas yra gerai ir nekelia jokių problemų, nes jeigu aš pasakysiu, kad pas mane skyrių kažkas vat negerai, tai tada reiškia, aš esu silpnas. Tai reiškia, aš ten kažką blogai darau, reiškia, man su savim kažką reikia daryti. Tai čia irgi tada gaunasi nepatogu. Tai daug dalykų ir pats vadovas gali tada pamatyti, daug dalykų gali pamatyti ir vidurinės grandies vadovai. Ir yra taip buvę, kai atėjo tiesiog, aš su tą įmonę net nedirbau, į coachingo sesijas viena moteris ir jinai pamatė, kad po coachingo sesijų jai ta organizacija vertybiškai absoliučiai netinka, dėl to jinai gali būti vadovė, jinai turi visus, sakykime, ten tos duomenis ir jinai moka dirbti su komanda, tiesiog vertybiškai yra ne ten. Ir nuėjus į kitą įmonę, jinai puikiai pritapo ir viskas ten yra gerai, nes jinai pripratus buvo su žmonėm kalbėtis kaip su žmonėm. O tada ją laikė per jautrę, per silpna, per empatiška ir panašiai. Tiesiog net aplinka buvo. Tai man pačiai yra tokių visokių niuansų buvę. Tai čia toksai, kur daug dalykų tu gali pamatyti, ko dar nematei einant į coachingo sesijas. Aš pati, kai jau į coachingo mokyklą, pas Petrauską, tai aš pati jau ir su ta mintim, kad aš kažką vis tiek pamatysiu, ko dar nematau. Nes nebus taip visada, kad aš dabar jau čia, nežinau, išsidirbau, prasidirbau viską ir dabar jau aš čia, nežinau, tobulas vadovas ar tobulas žmogus ir panašiai. Nebūna tokio. Pas mus visada branda keičiasi, dalykai keičiasi ir vis tiek, kad ieškai, žiūri, kaip čia ką, tai šitas gal atitarnavo, laikas paleist, gal pasikeiti nuomonė, požiūris. Tai coachingas ir padeda tą visą pažiūrėti kartais kitų kampų, pamatyti, galbūt, kad aš apie save vienaip galvojau, iš tikrųjų aš gal ten dar tikrai nemažai kontroliuoju. Nors gal atrodo, kad jau aš daug kontrolės paleidau ir tam tikrose situacijose matai, kad iš tikrųjų ne. Tai daug įvairių kampų yra, kur coachingas padeda pamatyti. O kai tu jau pamatai, tada jau tu sprendi, ką su tuo daryti. Evelina, šiaip, matau, mūsų laikas jau į pabaigą, bet man dar toks vienas labai smalsus klausimas yra. Minėjai apie klausyti ir tikrai žmogų išgirsti. Ir čia yra skirtumas. Ko reikia, kad galėtum žmogų tikrai išgirsti? Nesusikoncentruoti į save. Kai, pavyzdžiui, pas mane paskutinį darbovietę, kai dirbau viduj įmonės, ateidavo nuolat žmonės su savo problemom, tai aš negalvodavau, kaip jas išspręsti. Aš tiesiog klausydavau ir girdėdavau žmogų, su kokiais emocija atėjo, kas per problema, kokie dalykai pasivyksta. Ir iš to tada ateina tie klausimai, kas jam galbūt padėtų. Tai tiesiog negalvot, kad aš dabar čia paimsiu ir išspręsiu problemą, ten kaip būna, dar žmogus nebaigė pasakyti sakinio, jau man viršaus, tai tu daryk taip ir taip. Tai tiesiog paimti ir klausyt, nuoširdžiai klausyt, ką tas žmogus tau sako. O kaip galvoji, tai yra išmokstama? Išmokstama, man pačiai buvo pradžiai sunku. Aš buvau pripratus, tas vadovas laik turi turėti atsakymus. Tai aš buvau pripratus irgi prie to labai stipriai, kad ateina, prašau. Bet čia lengviausias kelias, tada neauga žmonės. Tu neaugdai jų, kad jie mąstytų patys. Kur to būtų galima išmokti? Arba kur tu to išmokai? Tai coachingo mokyklai. Evelina, ačiū tau už šitą pusvalandį, ačiū visiems žiūrovams, kurie ir dabar gyvai žiūrėjo ir galbūt ir tiems, kurie dar žiūrės įrašą. Tai Evelina pasidalino, kad coachingo mokykloje galima išmokti žmonių ne tik klausyti, bet ir juos išgirsti. Tai aš palieku čia nuorodą apie coachingo mokyklą. Nauja laida startuoja jau spalio pradžioje, 19 laida. Tai kviečiu užsukti, pasidaryti apie studijas, kom jos galėtų būti naudingos jums, kom jos būtų vertingos. tą pačią nuorodą paliksiu ir komentare. Tai tikrai kviečiu pasidaryti, pasižiūrėti ir
ypatingai vadovams, kurie nori labiau motyvuotos komandos, labiau įsitraukusios komandos, per darbą su savimi, per labiau išsiklausimą komanda tampa ta, su kuria nori eiti tikrai daug į priekį. Evelina, galbūt kokį 1-2 sakinius pabaigai norėtum pasakyti. Aš manau, kad jeigu esi ar vadovas, ar ne tik vadovas, bet visiems labai rekomenduoju, net jeigu, kaip aš sakau, nepatinku aš ar nepatinka Gediminas, kaip coacheriai, nes vis kiekvienam savo, eikit pas kažką, pamėginkit ir pasižiūrėsit iš karto, ką gausit, ar patiks, nepatiks, kad pamėginti bent jau. Nes tikrai yra žmonių, kurie sako, aš bijau, arba ten, tai aš kaip čia atrodysiu, tai man ten reiks ką ten daryti, daug labai visokių klaustukų būna. Tai aš čia pasirodysiu blogas vadovas, ar blogas žmogus, ar kažkas tokio. Tai tiesiog pamėginkit. Nebūtinai pas mus, bet bent jau kažkur nueikit pamėginti. Tikrai tai. Prisidedu prie Evelinos kvietimo. O šiam kartui sakau tiek, susitiksime greitų metų vėl, turėsime kitą pašnekovę, irgi HR vadovę, kuri irgi dabar eina coachingo keliu ir pasiklausysime ir jos istorijos. Tai Evelina, ačiū tau labai už tavo skirtą laiką. Ačiū tau. Už tą energiją, už savo istorijos pasidalinimą. Esu tikras, kad dauguma vadovų ar tie, kurie žiūrėjo, tikrai atpažino save bent dalimi, nes tie iššūkiai tikrai yra labai labai panašus visiems. Tai ačiū visiems ir iki susitikimo. Iki. Iki.